Sveiki, brangūs žmonės, draugai. Ateidamas į žemę, Jėzus sutelkė mus į pagrindinį dalyką. Jei mes esame Dievo vaikai, mūsų tėvynė yra dangus. Mūsų mintis turėtų būti apie amžinos. Likusi dalis yra antraeilė. Bet daugelis žmonių kovoja, stengiasi, atiduoda gyvybės už žemiškus laikinus dalykus. Bet kas iš tiesų yra vertinga Dievui, kai mes atiduodame savo gyvybės už Kristų ir jo karalystę? Atgaila yra pirmasis krikščionybės žingsnis ir pirmasis iš 5 Kristaus mokymo pradų. Atgaila iš graikų kalbos reiškia sąmonės pasikeitimą atgailos pagal aiškinamąjį žodyną, tai yra savanoriškas prisipažinimas dėl padaryto nusikaltimo arba nuodėmių. Naujasis testamentas prasideda Jono Krikštytojo tarnavimu, kuris atskleidžia mums atgailos svarbą. Jonas krikštijo dykumoje ir skelbė atgailos krikštą.